Sveiki žvejai ir gamtos mylėtojai. Šiandien mūsų kelionė žvejybon yra šiek tiek kitokia, nes mes visą mantą turim temptis toli miško takeliais link ežero. Privažiavimo nėra, bet kad tai palengvintume, mes turime puikius ratukus, susidėjom visą mantą, įrangą, taip pat ir meškerės, dar kuprinę pasikabinau ir bandysim miško keliukais nudardėti su tais ratukais kažkaip. Nes yra tikrai labai šilta nešt per kelis sykius nesinori, nes yra kelias apie 2 kilometrus. O mes eisim iki vieno iš didžiausių Šiauliuose, Šiaulių apskrityje, didžiausio ežero Rėkyva. Ir eisime Dukto miško takeliais link Rėkyvos. Tai kągi, pirmin. Atvykom į žuklės vietą, labai mums pagelbėjo transportavimo ratukai. Buvo sudėta visa manta, kur matot. Tašės, stalai, kėdės, jaukai. Ir ką nutarėm su kolega, pirmoje vietoje mes pasidarysim kavytės, atsigersim. Yra tokie puikūs turistiniai rinkiniai, kaip matot, neužima daug vietos. Čianais jį sudaro virdulys, keptuvė ir puodas, kuriam galit įsivirti, tarkim, kiaušinius ar kažką lengvą maistą, bulves, tarkim. Ar jei norit pašutinti kukurūzų žvejybai. Viskas labai kompaktiška, patogu. Taip pat patogi dujinė, kuri susilanksto. Neužima vietos, galite kuprinę nors ir į grybus pasimti. Ir pasigrožėti tokiu vaizdu, kaip mes dabar esam prie vieno iš didžiausių Lietuvos ežerų, kuris ramus kaip stiklas, laukia mūsų užmestų masalų. Bet va, virdulys nedidelis. Aišku, čia yra vanduo, o ne visiems žinomas gėrimas. Supilsim vandeniuką. Dar rugsėjo mėnuo, bet oras nuostabus, lyg būtų vidurvasaris, Liepos mėnuo. Toks komplektėlis, kurį yra 2 puodeliai. Į vieną įsidėjau arbatą, į kitą kavą, į trečią cukrų ir 2 puodeliai, šaukštelis. Tikrai labai nuostabus rinkiniai, turistaujantiems, mėgstantiems gamtą, ne vien tik žvėjams. Užsidegė dujas, dėsim dangčiuką. Kol užvirs vanduo, aš įsitrauksiu jaukus, užsibrinkinsiu Method Feeder peletės, kaip visada Madix, ir įsitrauksiu meškerikočius. Kol kavytė kaist, reikia pasidaryti jaukus, tai taktiką galvoju naudoti tokią, nes tam ežere nėra visiškai gylio, prie kranto tik tais pusę metro, toliau gana daug, toliau apie 40 metrų nuo kranto mes randam apie 1,80 m gylį, 1,60 m. Tai pasidarysiu iš šeriklėlę Method Feeder granulės, peletės, kurias užpilsiu vandeniu. Ir kaip žinome, įspaudžiame į kaušelį, tai lengva labai dirbti, nesitepa rankos ir labai viskas greita ir kokybiška. O patį jauką pasidarysiu su kukurūzais. Suspausiu į nedidelius stalo teniso kamuoliukus ir juos šaudysiu į tokį atstumą 40 metrų su laidynė, vadinama ragatkė. Nes iš rankos aš niekaip nenumesiu tokį atstumą. Taip pat ir pašaudysiu ir saldaus kukurūzo mivardį granulės, kurios greitai tirpsta. Ir taip stengsiuos priviliuoti. Kiek žinau, toj vietoj sutikau anksčiau žvėją. Jisai sako, karts nuo karto pasitaiko karšiai po 1-2 kg tam tarpe. Šiaip čia plakiu tai tikrai apstu, kaip mes žinome Rėkyvui, bet mano tikslas suviliuoti tą didįjį Rėkyvos karšį. Rėkyvos ežere visi pagrindę gaudo plėšrūnus, tai pasižymi dideliais ešeriais, ypač žiemą gaudo ir monstriniam metriniam lydekom. Taigi nebetemsiu savo kalbom gumos, o reikia
darytis jaukus ir pradėti žvejybą apie įsvajotą Rėkyvos karšį. Labai puikus būdas gaudyti čeriklėlę, tai Method Feeder peletės, kurias lieka užbrinkinti vandeniu, užpilti. Realiai truputį palaukti. Aš net nebelaukiu ilgesnį laiką, nes vanduo yra šiltas, puikiai įsigeria į peletės. Nes palaukus ilgiau gaunasi iš jų plastelinas, tai geriau visada yra lengviau dadėti vandens drėgmės. Ir gaminsiu jauką, į kurį dėsiu peletės ir kukurūzus ir šaudysiu su laidinė 35-40 metrų. Pašersiu žuvį tolimų būdų su palaidinė. Į palaidinę dėsiu kukurūzų skonio greitai tirpstančias peletę, tikėdamas priviliuot, kaip žinome, kukurūzus mėgsta visa balta žuvis, karšius. Bandom šiandien. Man žvejyba ir daugumai žvejų tai nėra vien tik pagautos žuvies skaičius. Man svarbiausia yra gerai praleistas laikas, ypač tokia ore kaip dabar, miško apsuptyje ir su gerais draugais. Meškerės įsitraukiau, vis dėlto gaudysiu žuvį, kaip ir bebūtų. Ir tokiam puikiam ore atsigersim kavos, nes norim išbandyti, nes išvažiuojam į žvejybą, noris atsigerti kavos, tai arbatos ir aišku būtina pavalgyti. Tai ką aš kaip ir rodžiau, yra puikus nedideli rinkiniai, kompaktiški, kur gali pasidaryti kavos, puodelis, keptuvė, pasikepti kiaušinienę, kiaušinį su dešrelėm, taip užkasti ir visą dieną prabūti puikiai gamtoje. Nealkanam. Kad nebūtų alkanas, gaudo alkaną. Pasidarysim kavytės, pasigrožėsim, aš manau, puikių paskutinių saulėtų ir labai šiltų rudenio vakarų. Šiek tiek pašaudžiau su palaidinė kukurūzų. Ir kol gersime kavytę, mes tikimės, kad didieji Rėkyvos karščiai priplauks prie mūsų. Taigi žvejai, kurie prijaučia ne vien tik žvejyboje, o supranta, kad tai yra žvejybo gyvenimo būdas, relaksas. Norėjau sakyti sveikatą, bet atsigersim kavos. Šią žvejybą nusprendėm su kolega pasėdėti ilgiau, nes yra tikrai giedra naktis, pilnatis, mums apšvies. Turime puikias lempas, kurios tamsoj puikiai šviečia, jos kraunasi nuo saulės baterijų. Bet yra kitas variantas. Lempa dabar gal nelabai matosi, šviečia, pasideda puikiai ant stalo, matosi, kaip reikia pakeisti masalus, persirišti. Ir kitas jos privalumas yra ultravioletinė šviesa su aukšta įtampa. Jinai traukia ant savęs ir juos tiesiog užmuša. Tikslas pabūti šį vakarą, jeigu sulauksim kibimo iki 11-12, o jeigu ne, gal ir net ilgiau. Žiūrėsim pagal situaciją, pagal orą, nes oras tikrai yra nuostabus, giedra ir didelė pilnatis. Taip pat turim naudų labai visų žmonių užsirekomendavusi termocelį. Šitai prekiai nereikia reklamos, visi jie žino. Yra dujinis variantas, taip pat turiu į kuprinę įsidėjęs ir elektrinį variantą, kuris pasikrauna. Visas šias priemonės, tiek naudų, tiek virdulius, turistavimui skirtas prekes rasite internetinėje parduotuvėje viskažvejų.lt, o Šiauliuose Serbentų gatvė 92 bei Vairo gatvė 3. Tad pirmyn į gamtą, kol dar šilta. Matot, kiek atsivežėm mantos su šiuo vežimaičiu, bet labai patogus daiktai yra tašės. Ypač labai kokybiškos tašės, ką aš turiu tiek kuprinę, tiek šitą tašę. Yra tašimi vardė, kuprinės. Tikrai stipri medžiaga, dideli užtrauktukai, patvarios. Kiekvienam rekomenduoju apžiūrėti šitas tašės pas mus Viską žvejų internetinėje parduotuvėje. Tikrai labai kokybiškos. Dar sykį pabrėšiu. Ilgai nelaukia, greitai užmesim pagrindiniais savo masalais. Tai yra mano vienas mėgstamiausių ir labiausiai įsitvirtinusių Madix česnakinis, baltas su raudonu. Tai man asmeniškai labai patikęs. Ir
gyrė klientai. Kaip visada naudoju plokščias šėryklas, Feeder Competition. Kas dar nežino, tai pats patogiausias būdas. Sakyčiau, kaip galim pavadinti ir švariausias. Peletės Madix jau pabrinko, aš dar paimsiu, pas mane va, naudoju purškaliuką. Purškaliuką įpučiu į formą, kad lengviau atsiskirtų įspaustas jaukas nuo formelės. Sukaupų pilnos nereikia, paimam, tiesiog įspaudžiam. Ir ką mes matom? Masalas viršuje, šėryklėlė visada nuskęsta taip. Ir kaip sakau, vyšnė ant torto. Žuvį belieka tik prieit ir skanaut. Kągi bandysiu. Darau metimuką. 40 metriukių užsiklipsavęs. Ten, kur didėjai rėkyvos karšiai. Tikrai rėkyvai seniau pagaudavo didelių karšių, 2 virš 2 kg iki 3 kg. Paskutiniu metu tai pagaunami, vadinami plakiai, pas mumis vadinami sausarūriai, bet tikrai tų karšių čionais yra. Dauguma žvejų tame ežere žvejoja, tai plėšrė žuvį, tai, kaip minėjau, ešeriai, ežeras tikrai didžiuojasi dideliais ešeriais ir metrinėmis lydekomis. O aš bandysiu pagauti taikę žuvį. Taigi, metu kitą meškerykoti. Kitas mano masalas tai yra ryškus. Dėl ko ryškus, nes žuvis kaip šarka, jinai susidomi pirmai spalva, ateina į spalvą, pažiūrėt, pavostyt. O kvapas tai man pirmais labai buvo šlykštus, tai yra pieno rūgštis, vadinamas MBC. Bet aš pastebėjau tikrai, jis atneša puikus laimikius. Tai nebūtinai, kad mums turi kvepėti, patikti, o žuvį gali būti skirtingai. Nu, kaip sakome, mes nežinome. Mes galvojame vienaip, o yra iš tikrųjų kitaip. Taigi žvejybų taisyklės nėra. Ir visada galime bandyti. Labai puikus žvejybos būdas, Method Feeder. Labai išpopuliarėjęs Lietuvoje. Trečią meškerytę užtaisysiu. Tai kaip ir šėriau su palaidinė kukrūzais. Bet kukrūzai yra gana minkšti ir nuo smeigtuko metant nulėkė arba žuvis nudaužo. Yra silikoniniai minkšti, kvepiantis kukrūzais, tai vadinkim dirbtiniais kukrūzais. Taip pat lengvai plaukiantis, keliantis masalas į viršų. Tikra kukrūzų imitacija. Ir šis sykį aš užpilsiu skysto dūmo, kur numetus jisai skleisis vandenyje. Taigi, bemetant trečią turim kibimą, turim kažkokį žuvytę. Kibimas tikrai buvo aštrus, bet kiek matau, neturim didelio laimikio, bet tik tiek, kad prasinešė, kad čia gyvena. Na ir kaip ir sakiau, mano mėgstamiausias Madix česnakas. Ir turime pirmą rėkyvos karšiuką, kuris puikiai gražiai paėmė, taisyklingai. Kągi, mes jį atkabinsim gražiai ir paleisim ir pasakysim, pasikviesk savo tėvelius. Įleidau žuvį setelį laikyti. Tikiuosi dar tikrai pagausim tų karšiukų.
o gal ir karšį. Reikia, manau, įsitiesti graibštą. Noriu atkreipti žvejų dėmesį į graibšto kotą. Kaip žinome, graibšto kotai yra teleskopiniai. Turim ištiesti visą ilgį, kad jisai nesisukinėtų. Šitas kotas, dabar tarkim, jums užtenka iš valties tokio. Jūs galite prisukti ir jisai nesisukinės. Dėl ko? Nes kiekviena dalis atsisuka atskirai. Šitą atsukus dalį jau bus kotas 2 metrų ilgumo. Jeigu jums užtenka. Jeigu reikia ilgesnė, viskas. Galim, galva nesisukinės, nereikia užfiksuoti, nes jis užsisuka ant sriegio. Reikia 3 metrų, mes atsukam iš sriegio, ištiesiam. Mes turim puikų graibštą 3 metrų. Tai yra Filex produkcija, kurią visą rasite internetinėje parduotuvėje viskažvejai.lt. Ir daug puikių Filex dalykų. Aš matau, kad man čia kimba. Vietoj kviestų tėvų jis pakvietė savo jaunesnį brolį. Bet matom, kad česnakinis iš 3 meškerių, Madix česnakas, baltas raudonų, duoda apie save žinot. Pakol kas kaip kiti masalai tyli. Ką reiškia? Reikia pakeisti visus į česnakinį Madixą, baltas raudonų. Ir negalim žinot, ar tai spalva, ar tai kvapas, ar tai gamintojas. Bet reiškia, kad žuvį patinka. Paskaninsim dar Madix purškalų. Taigi, begeriant kavytę, aš galvoju dar, kol vakaras toks ramus vanduo, patraukti vieną feederį, dugninę meškerę ir užmesti plūdinę. Ir kalbėjau apie šias plūdės. Wagler tipo su ilga antena, dėl ko jinai yra ilga, nes būna ir dar ilgesnės, kuo tolimesnių atstumų žvejojate, reikia paskandinti jūsų valą po vandeniu, kad šoninis vėjas nedarytų lanko. Naudojame skęstantis valai, taip pat galima užmetus įkišti meškerės viršūnę, prasukti, kad tą valą mechaniškai paskandinti. Taigi, imsiu ir tą padarysiu, nes tikrai noris pamatyti plūdės kibimą, ypač karščio kibimas yra pats nuostabiausias man. Kaip plūdę pakelia, paguldo ir paskui važiuoja šonu. Tai unikalus kibimas, tikrai tik karštis taip sugeba kibti. Jau rėkyva prabunda. Arba yra kažkas gražu, besirišant, bet yra, sakyčiau, ešerys. Nes pagal daužimą toks, nežinau. Nebūsiu specialist čia, kaip kiti būna, iškart jau pasveri žuvį, žinai, pasikabinę. Bet spaudž gerai, kaip nekaršis. Ne, pikts dėdė. Vis didėjai, laimikiai didėjai. Aš tikėjaus didesnis, bet jis labai piktas. Čia, kiek suprantu, pusbrolis to pirmąją. Kągi, jie mato mėgst labai Madix česnakinius. Tvarkingai nuo dugno į lupytę paėmė, maitinas, Madix tinka. Prašau, atvažiuokit į Rėkyvą. Ne vien ešerių lydekų, o baltos žuvies. Gaudome tolimų atstumų. Žinoma, aišku, ne taip kaip karpininkai 100 metrų, 35-40 metrų, bet labai smagu gaudyti plūdinę. Todėl įsitraukiu plūdinę. Aš naudoju valą pagrindinį 0,16 ir nenaudoju jokių pavadėlių, nes pavadėliai, kai mes, tarkim, naudotume 0,2 valą, ir rištume pavadėlį 0,14-16, šitie mazgai tik silpnina valą. Todėl naudoju 16 tiesiai. Aišku, tai jeigu gali užkibti į kelmą, nutrūkti su visą plūdę, bet
bet mes patirsime valo tikrą stiprumą, nes mazgai labai silpnina, tie šunmazgai iki 50% te laiko valo stiprumą. Todėl naudoju tiesiai valą be jokių pavadėlių, geriau aš jį naudosiu plonesnį, 0,16. Dėsiu šį sykį 15 gramų plūdę, tai gana vadinkime sunki plūdė, bet realiai tai ne, nes užkabinus dar 1 gramą papildomą švino, jinai ners. Aš ją nureguliuosiu tiek, kad jin bus jautri ir žuvis nejaus pasipriešinimo, bet jin bus sunki tuo, kad ją toli numest man, lygiai taip pat kaip šėryklą. Ir bus juos išlindus tik antena raudona. Aš jau uždėjau 2 stopmazgius. Kodėl naudoju 2 stopmazgius sunkiai plūdėjai? Nes kad švinas atsitrenkus į plūdės ausytę nenumuštų gylio. Nes tai būna. Arba turi naudoti labai gerus stopmazgius, bet geriau gerus 2 naudoti. Tai bus konkrečiai, nenusimušinės jums gylis. Galima plūdę verti tiesiai ant valo, bet dar aš geriau naudosiu kitą variantą. Dėl ko? Nes transportuojant ar norint pakeisti plūdę į lengvesnę, nereikės perišinėti visos sistemos. Tam yra naudojami suktukai su slidžiais keramikiniais karoliukais. Karoliukas leidžia slysti valų labai puikiai ir metant neapsisukti plūdei. Ir jūs galite pakeisti plūdę. Jei žvejosite lynus, tarkim, jums nereikalinga tikrai šitą bombinę plūdę 15 gramų, jūs gaudysit su 2-3 gramų plūdę šalia žolių ir lengvai pasikeisite segtuko pagalba. Taip, uždėjau suktuką, po to seka dar vienas papildomas stopmazgis. Dėl ko aš jį naudoju? Dėl to, kad plūdė nenukristų iki pat švinų ir nukritus neapsuktų aplink save esamo kabliuko. Taip, daugiau rišu kabliuką. Naudoju tik gerus kabliukus, patikimus, tai yra Gamakatsu, Ovner, japoniški, chemiškai galasti kabliukai. Mano rišimo būdas yra apsukti aplink kotelį 8 sykius ir po to perkišti per kilputę. Prisirišom kabliuką, dabar belieka užsikabinti švinukus. Parašyta plūdė 15 gramų, tai nereiškia, kad 15 gramų reikia kabinti švino. In savyje kelia 15 gramų, bet šioj plūdėj yra jau svorio. Ir dažniausiai ta plūdė tik tais naudoja užkabinti 2 gramus. Jeigu mums reikia, kad, tarkime, žvejosim 8 metrų gylį ir reikia, kad masalas pramuštų aukšlės, greičiau nuskęstų, mes tada atsukam. Čia yra nusiema svareliai. Šitos nuėmame. Tada daugiau dedame švino ant pagrindinę valą ir tada greičiau skęsta. Bet mūsų gylis čia yra tik tais 1,5 metro. Mes paliekame visus svorius ir dadėsime tik tais 2 gramus ant valo. Taigi, spaudėm švinuką ir prikabinsim plūdę, kuri puikiai slankios keramikinių karoliukų su suktuku, neapsipins ir mes galėsime tiek transportuojant ją nuimti, kad ji nesulūžtų, nesimaišytų, ir norint reikalui ją pakeisime į kitą plūdę lengvesnį. Da, kabinau švinukus, parašiau, subalansavau viską, dėsim sliekų, mėsos. Pateiksim mėsos karšiam. Kartais būna, kad jie nori kitą masalą, jau aišku, manau, kad yra atplaukę, maitinasi, nes pastoviai galūnės virpa, bando, bet matyt kažkas jiem netinka. Uždėkim sliekų, ant galo uždėkim užtvirtinimui musės lervą. Ir žiūrėkit, kad jūs galite su plūdė puikiai žvejoti tolimus atstumus, kaip ir su šėrykla. Bet žinoma, tai reikalingos tam tikros oro sąlygos. Turi nebūti šoninio vėjo. Vėjas priešais arba į nugarą jums tikrai nepamaišys, bet šoninis yra kliūtis, nes valą darys valas kilpą ir taip jums gadins žvejybą, temps plūdė į krantą.
Plūdė yra tikrai toli. Na ir žiūrim, kas gyvena tenais. Iš visų esamų masalų, kvapų aš šiandien išbandžiau ne vieną. Aišku, visus nefilmavau, nes buvo tik tušti metimai. Pastebėjimas yra toks, kad geriausias ir kibiausias man šiandien yra Madix česnakinis. Balta su raudona. Ir dabar ištraukiau plūdinę meškerę. Vakarėje noriu tiesiog ramiai pasėdėti ir palaukti. Kaip sakant, eiti vabank, arba bus, arba nebus. Tai visus keičiu ant vieno masalo Madix česnakinio ir tikiuosi sulaukti savo laimikį.